Man svarbiausia tos žinios, kurias galėčiau, sakykime, vienaip ar kitaip priterinti su krepšinio elementais, su, sakykime, pasiruošimo elementais. Kiek daryti, kiek galima apkrauti, kiek negalima apkrauti. Va šitie klausimai, sakykime, nes, sakykime, su Aleksandru Kosausku Žalgirį dirbom vienaip, su Velimiru Parasovičium, kuris yra ex-Jugoslavijos mokykla, dirbom kitaip. Kodėl taip? Tai va čia yra, kaip sakyti, va to trenerio klausimas. Tai aš tik tais dėl to. Tik tais dėl to. Baigdamas pernai metais, 36 metų, nesustojau tiesiog imtis žinių, mokintis ir krepšinį nėra to, kad yra kažkokia tai lubos ar kažkokia tai riba, kur galima. Tiesiog kiekvienais metais, kiekvieną dieną galima tobulėti. Čia net klausimų nėra, kad aš jau tą išmokau, dabar jau viskas galiu eiti į Eurolygos komandą. Ne. Tai kiekvieną dieną, kiekvienais metais, kiekvienais, sakykime, turi eiti į priekį, tobulėti. Jėga!